Sveiki, esu Natalija Bunkė ir šiandien noriu jūs supažindinti su dar viena savo aistra, tai meilė sodininkystei. Pakalbėkime apie augalų draugystę. Pradėkime nuo medetkų ir rožių. Medetkos yra sodo apsauginės, jos išskiria medžiagą, kuri atbaido kirmėles, pažeidžiančias augalų šaknis. Kai medetkos auga šalia rožių, jūsų rožės auga žymiai saugiau. Kitos rožių kompanionės levandos. Jos yra amarų, tų mažyčių žalių kenkėjų priešės. Kai šalia yra levandos, rožės gali tikrai lengviau kvėpuoti. Dar viena super kompanija – zinijos ir kosmėjos. Šios gėlės turi bendrą tikslą pritraukti apdulkintojus. Zinijos privilioja bites, o kosmėjos drugelius. Kartu jos užtikrins nuolatinį apdulkintojų srautą. Dar vienas žavus duetas – saulėgrąžos ir nasturtės. Saulėgrąžos veikia kaip saulės apsauga, o nasturtės išskiria cheminę medžiagą, kuri atbaido baltasparnius vabalus. Kartu jie yra puikus apsaugos duetas. Ir finalui viso daržo draugės – petunijos. Jų išskirtinis aromatas atbaido daugelį sodo kenkėjų, o sodindami petunijas šalia mėgstamų sodo augalų, suteiksite augalams natūralų skydą nuo mažų įsibrovėlių, tai yra amarų, lapgraužių ir įvairiausių vikšrų. Tad kitą kartą sodindami pagalvokite apie šiuos smagius derinius. Ir stebėkite, kaip jūsų sodas ne tik augs, bet ir klestės. Ačiū, kad kartu su manimi leidotės į šią sodo kelionę. Jei jums patiko, prenumeruokite Lidl Lietuva YouTube kanalą. Iki kito karto, o dabar visi į sodą. Lidl, taip gyventi verta.